Greitas darbas yra nekokybiškas darbas. Ko gero, nekartą esat girdėję šitą frazę, kalbant apie statybas. Aš pasirinkau techninius sprendimus tam, kad manęs nervuotų technologiniai procesai. Ir aš galėčiau pasitelkę savo darbo organizavimą, ergonomiką, išmanumą, sumanumą ir panašiai, dirbti greitai ir kad manęs nestabdytų kažkokie technologiniai terminai. Tai yra kalbant apie montavimą. Šį kartą pakalbėsim, kaip darbo organizavimas man padeda greitai montuoti lentas. Žiūrėkit, daugelis montuotojų deda savo video, rodo, jie deda po vieną lentą, stumia, veržia, eina po vieną, klampoja per tas gegnės, taip. Paskui grįžta ir vėl deda po vieną lentą. Kaip darau aš, kad to klampojimo ir bereikalingo vaikščio būtų kuo mažiau? Žiūrėkit, aš susidedu iškart lentas ant savo erdvės. Tokiu būdu aš susidėjęs galiu išsirinkti dar kartą, jau kaip sakau, galutiniam kontrolinis taškas, kad susirinkti visas iškritusias šakas, negyvas, skilimus, visus negražimus, matyčiau kaip ant delno. Toliau, kad aš dėdamas lentas nesusikreivinčiau, pas mane yra pirmoji lenta uždedama ir tada nuo jos skaičiuoju kasmet ražimas. Ir tose vietose, aš tiesiog pasižymiu, kur yra mano metras ant sienos. Tam, kad automatą nepralėkčiau, pas mane tarp lentų irgi yra tarpas. Tai šitaip aš pasiruošiu erdvę ir pasiruošiu atskaitos taškus, kurie man leidžia nelakstyti ten darbo procese, o tiesiog turiu atskaitos tašką, prieinu prie jo, koks atstumas. Vienam gale per vidurį šitam. Jeigu atstumai lygus, reiškia, aš einu idealiai. Tai pasiruošęs aš tiesiog keičiamės ant kelių, atgailavimo pozą, taip, kamo įrankiai, varžtai priekyje. Jeigu tai yra darbas su medžiu, tai yra kamo, varžtai, jeigu tai yra kompozitas, klipsai, tai yra prieky, tada klipsų dėžutė. Prisispaudžiu lentą, ją priveržiu arba klipsą įdedu. Viskas, toliau einu tolyn. Tokiu būdu aš tik tai keliu, o pabaigę šitą lentą traukiuosi sekančią, dedu tarpus, su spaksais prisiveržiu viską. Ir tas darbas vyksta žingsnis po žingsnio, be jokių kažkokių blaškymas. Tai kas taip nesat bandę, pabandykit. Tikrai kur kas greitesnis metodas negu po vieną lentą ir stovint anoj pusėje. Tu sėdė jau ant gatavų lentų, ant patiruoštos terasos ir eini į priekį. Tai spaudžiam laikus, tampa prenumeratais tiem, kam šita informacija buvo naudinga. Ačiū ir iki kitų kartų. Iki!